Tavo balsas. Tavo radijas. Laidoje Tavo radijas, Tavo balso eteryje kalbame su atlikėja Mija. Labą dieną, Mija. Labą dieną. Smagu vėlgi girdėti, sakau vėl, nes esam kalbėję, bet senokai esam kalbėję. 2023 pasižiūrėjau, buvo kaip tik išleista daina Nuplaus. Na taip. Ir aš galvoju, žinok, iš tikrųjų, kad tie 2 metai man tai prabėgo kaip viena diena iš tikrųjų. Apskritai laikas labai greitai bėga, tai aš irgi taip pagalvojau, kad atrodo visai neseniai čia ta daina sukosi ir per Tavo balsą. Ir va dabar, kiek jau laiko praėjo, pasižiūrėjau, rimtai galvoju, 23, o gal 24, ne, bet žiūriu 23. Taip, o kaip vasara iš tikrųjų visų pirma norėjau paklausti, nes kalbamės vasaros metu ir orai to tokie permainingi, bet vat, kaip pačiai vasara? Man vasara yra visą laiką labai darbinga, labai. Bet iš esmės tai aš noriu pasakyti, kad vasara yra vasara. Pas mus lietuviška vasara tai tokia, žinai, kaip tu ir sakai, permaininga labai. Taip, šį kartą tikrai permaininga. Na ir iš tikrųjų dauguma atlikėjų toks darbymetis, todėl ko gero, kad daugiausiai ir žmonių lankosi vasarą kažkur tai koncertuose, pavyzdžiui, ar ne? Nors, pavyzdžiui, taip. Pagalvojus, taip, vasara tas metas, kai žmonėms atostogos daugelis nori pramogų. Taip. Tikrai labai daug žmonių ateina vasarą į koncertus, bet aš galvoju, kad Lietuvoje turėtų būti ne tik vasara, bet ir visi kiti metų laikai turėtų būti lygiai taip pat kaip ir vasara, atostogos ir panašiai, nes, žinot, Lietuvoje tos atostogos ir vasara pas mus yra tokia kaip beveik ruduo. Na, šį kartą tikrai, bet galima kažkur išvykti, pavyzdžiui, kitur. O jeigu norėjau paklausti ne apie darbus, ar tenka kažkur kitur išvykti, ar koks yra, pavyzdžiui, poilsis būtent Mijos tiesiog mėgstamai leidžiamas laikas? Iš tikrųjų, mano poilsis yra labai įvairus ir aš tikrai labai daug keliauju ir mano čia yra mano pomėgis keliauti. Taip. Tai aš tikrai labai daug keliauju ir labai mažai būnu Lietuvoje iš tikrųjų. Tai kas liečia ir darbus ir visą kitą, tai tikrai labai smagu būti Lietuvoje. Aš labai myliu Lietuvą, be galo myliu Lietuvą. Dėl to, kad tai yra pats gražiausias turbūt kraštas, kokį aš esu aplankiusi visą gyvenime. O šiaip žmonės ir visą kitą, lietuviai, jie yra tiesiog tobuli. Na kartais yra iš tikrųjų ir ne kartais, bet dažnai taip galvoja žmonės, kad kažkaip pas mus ten, nežinau, ar kultūros trūksta, ar dar kažko, bet sako, kažkaip užsienį viskas kitaip. Nežinau, kur, atsiprašau, kad pertraukiu, bet žinokit, nežinau, kur ten pas mus Lietuvoje trūksta kultūros. Tikrai labai lietuviai yra ir kultūringi, ir estetiški, ir visa kita, ir nežinau, man galbūt kažkur kitur trūksta kultūros. Na, tai taip jau yra. Ten gerai, kur mūsų nėra, ne veltui tas posakis yra. Tai ko gero žmonės truputėlį išsigalvoja, ar ne, kad čia pas mus tas blogai, tas blogai. 100%, nes tikrai labai daug keliauju ir labai daug šalių aplankiusi ir daug kultūrų pamačiusi, bet lietuviai man yra tokie, nežinau, gal dėl to, kad aš be galo myliu Lietuvą ir be galo myliu savo žmonės, kurie čia gyvena, bet tikrai jie yra, man tai yra tobuli. Aha, tai super, smagu girdėti iš tikrųjų. O jeigu kalbant, tarkim, apie, vėlgi grįžtant prie tų darbų, apie koncertus, ar tenka koncertuoti kažkur, pavyzdžiui, išvykusiems mūsų emigrantams, kitur kažkur, kitose šalise? Taip, tenka. Ne visada visi viską žino, ar ne? Ir aš tiesiog nelabai mėgstu pasakoti ten kažkokius dalykus, bet jo, tikrai tenka. O kaip, pavyzdžiui, ar galima būtų, palyginti, ar ten žmonės galbūt labiau pasiilgia, pavyzdžiui, lietuviškos muzikos, gal šiltesnė publika, ar nėra didelio skirtumo? Tikrai taip.
Jie tikrai labiau būna pasilgę ir lietuviškų dainų, ir šiltesnė publika būna. Taip yra tiesiog. Tai vat, bet iš esmės, ką aš galiu pasakyti, tai kad Lietuvoje lietuviai, jie yra vieningi, tikrai. Ir turiu vieningi, kas liečia muziką, vieningi, čia turbūt labiausiai, ar ne? Tai va, jo, šiaip iš tikrųjų ten kitur daugiau jie, kažkaip labiau jie ilgisi, labiau pasilgsta, bet negaliu sakyti, kad ir Lietuvoje nėra to dalyko. Ta prasme, kad jie nepasilgsta, jie pasilgsta, taip. Na, puiku. Ir dabar, kaip ir kalbėjom, tais 23-aisiais mes pristatėm dainą Nuplaus ir praėjo pakankamai laiko ir kur Mija buvo dingusi? Galbūt daugeliui kyla klausimas, kodėl tokia pertrauka buvo? Aš pasakysiu atvirai, aš esu menininkė. Jeigu jūs dar nežinojat, tai Mija yra menininkė, jinai nėra kažkokia tai businesswoman ir ten taip toliau. Aš esu menininkė ir aš tiesiog kuriu, aš tiesiog dėlioju, man kada noriu išleidžiu, kada nenoriu išleidžiu, neišleidžiu tos dainas, bet aš turiu labai daug prikūrus dainų per tą laiką iš tikrųjų ir dabar jūs jau laikykitės. Tai čia tikrai smagios naujienos. Smagios naujienos, manau, visiems gerbėjams. Tai tada iš karto kyla klausimas, tai galbūt yra planuose ir albumo kažkokio išleidimas? Žinokit, albumą tikrai nieko neleisiu, nes pirmiausia, tai neapsimoka. Aš jau čia kaip businesswoman žiūriu iš tos pusės. Bet turiu menį, kad tiesiog jo niekas nebeperka, nes nėra kur klausyti to albumo. O internetinėse platformose, pavyzdžiui? Internetinėse tai žinoma tikrai bus, bet esmė yra tame, kad per tą laiką, kol aš buvau tiesiog dingusi, kaip jūs sakot, ar ne, aš niekur nebuvau dingusi. Aš laiką kūriau, aš laiką mylėjau muziką ir mylėjau savo artimus gerbėjus, pačius artimiausius ir taip toliau. Bet, albumas, kaip jūs sakot, albumas, ar ne, jisai jau yra sukurtas. Tai tikrai džiuginanti naujiena ir, kaip sakot, pasirodys ir dainų nemažai, ar ne? Tai, žodžiu, toks sugrįžimas, galima sakyti dabar, vėlgi, ar ne? Po tam tikros pertraukos ir galės vėlgi gerbėjai mėgautis ne vienu kūriniu. O ar nusimato kažkokie yra planuose koncertai? Absoliučiai taip, dirbam, koncertuojam ir taip toliau, bet žinai, Vidai, kai tu sakai, kad sugrįžimas kažkoks, tai žinokit, aš niekad nebuvau dingus. Taip, viskas tvarkoja, bet kaip yra, pavyzdžiui, aš taip, kiek žinau, iš gerbėjų pusės, ar ne, iš karto pasakiau, kad kalbėsiuosi su Mija ir skambino klausytojai ir sako, kur Mija dingusi buvo, tai aš už tai ir klausiu. Bet iš tikrųjų, kaip sakot, nebuvot niekur dingusi, tiesiog žmonės... Aš nedingau, aš dėl savo mylimiausių gerbėjų, dėl viso kito, aš tiesiog kūriau pati, tai nėra dingimas, tai yra kūryba. Taip. Tai žmonės tiesiog labai pasilgė. Viskas. Jie kaip miela, kaip faina. Taip, tai žmonės pasilgė ir džiugu vėlgi sulaukti buvo naujo kūrinio. Taip, tai dabar apie tuos koncertus galbūt, kur galima bus išvysti Miją. Kol kas vasarą tai yra suplanuoti koncertai, daug labai koncertų pajūryje, tai sekit mano Instagramą, tai aš jums viską papasakosiu, tai va. O visą kitą rudenį, tai mes planuojame ir turą po Lietuvą, tai va, tai tiesiog. Tiesiog sekit mano Instagramą. Tiesiog lankykite, sekite Instagramą ir viską sužinokite patys pirmieji. Nu, dabar visai netrukus pagrosiu ir naują kūrinį ir tiesiog gal galėtumėt plačiau pristatyti šitą dainą. Papasakoti apie ją. Šitą dainą iš tikrųjų aš, kai ją kūriau, tuoj apsiverksiu. Tai tiesiog yra kiekvienam žmogui, iš tikrųjų aš manau, kad kiekvienas žmogus suras save tame kūrinyje. Nes tai yra iš absoliučiai gyvenimo, iš patirties ir
Ir tiesiog aš galvoju, kad jeigu tu sugebi paleisti žmogų, netgi mylint tą žmogų, ar ne, sugebi paleisti gražiai, švelniai ir taip toliau, tai gaunasi va tokie dalykai. Tai vat ir sakoma, galbūt ta tikra meilė taip ir būna, kad iš tikrųjų turi viską sugebėti padaryti, vat, kaip sakot, ir netgi tikra paleisti meilė, tą žmogų. jo, tai yra iš tikrųjų tikra meilė, nes kada tu myli, tu tiesiog paleidi ir linki viso ko geriausio. Ko gero, tai yra pats geriausias dalykas, linkėti visko ko geriausio, nesgi būna dažnai, kad žmonės susipyksta ir prilinki visokių blogų dalykų. Ir kas iš to, ir kam nuo to geriau? Ne, čia ne apie mane vidai, tikrai ne apie mane. Taip, tai aš ir kalbu apie kitus žmonės. Taip. Niekada taip nelinki, blogų dalykų nelinki. Tai va, tai aš vienintelį ką darau, tai kuriu dainą. Puiku, tai dabar ir pasiklausysim naujausios dainos. Ačiū tau labai. Ačiū labai už pokalbį, linkiu gerų koncertų, daug gerbėjų ir kągi, manau, iki kito susiklausimo, ar ne? Iki, vedai, iki. Iki, laimingai. Čia buvo Mija ir dabar klausomės naujausios dainos šios savaitės naujienos. Daina Aš pasiliksiu sau. Aš visada svajoju su tavim keliauti į rojų. Buvome abu tikri, kad visa tai nuves toli. Kas kartą, kai tave matau, norėčiau parašyti tau, paklausti, kaip tu gyveni, gal vėl laimingas tu esi. Aš viską pasiliksiu sau, nieko nesakysiu jau, nieko nebeliko, ne, gal tik vieniša tamsa. Aš viską jau atleidau tau, nieko jau nebebijau, žodžiai liko tyloje, jei gali ištrink mane. Ta naktį, kai mane laikei, už rankos švelniai išdidžiai, aš patikėjau tuo jausmu, bet ne dėl to nesigailiu. Švelniai žydros akys manęs daugiau nebeklaidins, nebetikiu tavo jausmais, bet viskas aš žinau praeis. Aš viską pasiliksiu sau, nieko nesakysiu jau, nieko nebeliko, ne, gal tik vieniša tamsa. Aš viską jau atleidau tau, nieko jau nebebijau, žodžiai liko tyloje, jei gali ištrink mane. Aš viską pasiliksiu sau, nieko nesakysiu jau, nieko nebeliko, ne, gal tik vieniša tamsa. Aš viską jau atleidau tau, nieko jau nebebijau, žodžiai liko tyloje, jei gali ištrink mane. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.